Einam iš Raudondvario į Vilkiją. Pradžia yra prie Raudondvario bažnyčios. Ir iš karto per kapines. Raudondvario bažnyčios iki Vilkijos 25 km gaunasi. Pačiam kely, manau, sutiksim daug nuotykių. Pamatysim daug visko. Paskutinį kartą, kai ėjom, tai koja žiauriai skaudėjo. 3 dienas realiai negalėjom paeiti. Bet vėl sugrįžtam. Iš tikrųjų, kažkaip vėl buvo nuspręsta, kad reikia praseit. Nes blemba, savaitgalis nėra ką veikti. Tai vat atrodo vaizdas. Po 1 kilometro. Taip vat atrodo mes po 1 kilometro. Rieda energijos daug. Iš tikrųjų, geriau eit žymiai negu pakrantė buvo. Kojas tai turėtų atmušti iš tikrųjų. Netmušė dar kojų. Netmušė kojų dar. Paukščiukas. Šiandien buvo tikėtasi, kad bus šilčiau, bet yra kokie 3 laipsniai lauke. Tikrai šalta. Tai per mažai apsirengta, aišku, tik tai Maikė užsidėjęs papačią. Jau irgi mažai apsirengus. Tai biškelį reikia palaikyti tempą, kad nesušalt. Mums ten reikėjo kažkur sukt, bet mes atėjom prie kapinių. Biški vaibas keičiasi, nes jau antros kapinės. Nieko, nusuksim po to kažkur kitur. Nuotekų įrenginiai valomi. Atbėga žmogus. Tai šitas takas turbūt labai populiarus, nes daug dviračių yra. Žmonių sutikta einančių. Šiaip sportuoja žmonės ten. Iš vis. Ten bėgioja ir dar važinėja su dviračiais. Ir va teritorija. Stebi. Ir mes stebim teritoriją ir visi stebi tą teritoriją. Pabandysim pasidaryti prisitraukimuką. Vieną pažiūrėsim, ar dar esam jauni. O dabar be užsimetimo. Nebetas jau, nebetas iš tikrųjų. Bet svarbiausia buvo įsibandyti. Bandyk ir tu, jeigu nori. Prasidėjo miškai. Iš tikrųjų ilgai jau laukiam. Jam išvien asfaltų. Tai tik dabar miškai prasidėjo, laivas plaukia. Jau esame netoli Kačerginės. Kiek privirtusių medžių. Tokia kaip stovyklavietė atrodo. Tai ten, kur plaukia tas laivas, yra Nemunas, o čia kaip įlankėlė. Tokia. Gal daugiau laivų pamatysim dar Nemuną. Iš tikrųjų, pirmą laivą matau. Vaizdai keičiasi be perstojo. Ten kažkoks piliakalnis, turbūt. Žmonės poilsiauja. Nueita 4 kilometrai. Šiuo metu įsukinėjame į dviračių taką, kuris veda link Kulautuvos. Iki Kulautuvos yra apie 6 kilometrus. Tai dar kokią valandą maždaug kelio likus.
turim be 20-10 ir yra nueiti 5 kilometrai. Bėga žmonės, tai reikia greit ir mums bėgti čia. Blemba vėjas labai pučia ir nepasiimtas yra golfas. Galvau, užsidėti reikia golfą, bet neužsidėjau. Tai dabar pučia ir skauda gerklę iš karto. Akis prisimerkis, nes saulė išlindo. Iš karto atrodo užsimerkus, reikia kalbėti. Nuėjom kokius jau 6-7 kilometrus. Tai nuotaikos viskas būda. Po truputį ir judam į priekį. Kojas skauda šiek tiek jau. Manau, reiks stot pailsėt už kelių kilometrų. Iškiai atgauti jėgas, atgauti kvapą. Esam beveik atėję prie Kulautuvos. Yra nueita 9 kilometrai. Susitiksim Kulautuvos gilumoje. Pradėjome eiti ties čia. Buvom čia ta bažnyčia. 24 čia asfaltas prasidėjo. Ir mes esam jau čia nais. Tai vat. Daug jau nueitų. Čia nebūna blogo oro, būna tik bloga nuotaika. Va, baigėsi greičio ribojimas. Galėsim pagreitinti savo tempą, pagaliau vėl. Čia tipo menas. Skulptūrinė erdvė uosto šuolis. Taip, menas. Šiaip gal labai gerai, kad žmonės statos. Patekom į ganyklą, dar vienas meno kūrinys. Aš nesuprantu, čia yra ganykla, bet nei vieno ganykla. Čia iš vis rašė, kad šunų yra paleista. Jūs neužpuls ir nesumatys. Šiaip įdomiai atrodo tokia imitacinė tvora padaryta. Tikrai įdėta darbą. Ir gana trumpai jinai yra. Įvairesnis reljefas yra, tenais yra kalnuota, toj pusė yra upė, ten vėl kalnuota, yra avių ten irgi prie progo, šiaip nemažai, matosi, kad ten jau tikrai ganos kažkas, nes kaip ir ten rašė apie kilometrą, kad yra ganykla, bet nieko ten nebuvo, nei vieno gyvūno iš vis nematėm jokio, o va čia toliau paėjus dar kokį kilometrą, tai yra nemažai. Ir toks, vat irgi radau tokį, nežinau, patogus. Į komplektą. Pradėjo leit biškelį. Aišku, visada, kai per mažai apsirengi, tai lemba, lietus užklumpa visada. O tik tai apsirenk va daugiau, pasimk ten kokį megztinį dar kažką. Tai nebus nei lietaus, bus karšta ir nebus kur laikyti. Atėmė iš manęs lazdą. Kas ten juda? Kas ten per būtybė? Kokia greita. Toks laimingas, kai iš miškų. Prisipažinkit, kas paliko. Ant medžio, link Vilkijos, traukiant. Artėjom link 20 kilometrų ir kojos po truputį sako bye bye jau. Gal kažkokią frazę reiktų pasakyti, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių. Va. Ne. Daėjom iki Paštuvos. Pagaliau baigėsi šitas žvyrkelis. Labai ilgas, iš tikrųjų, ir visą laiką tiesiai reikia eiti. 6,5 kilo.
Mums į kairę. ...22 kilometrai beveik nueita. Grįžom atgal į žvyrkelį. Blemba įsilijo, apsidebesiavo baisiai. Įdomu, kaip čia bus su tuo ėjimu, nes yra vėjas plus lietus. Tai tikrai vėjas, nes gan greitai einam, tai dar kai greitai eini, tai dar taip laikosi ta temperatūra. Saulytė buvo, tai šilta buvo, sakyčiau, bet dabar apsidebesiavo visiškai. Iš vis jau lyja kokią 10 minučių. Nemalonu, nemalonu tikrai. Aš tai turiu kapišoną, Ieva be kapišono, bet nenoriu dėtis, nes jinai neturi kapišono. Nelygybė bus. O jinai nenori dėtis mano, tai šitos striukytės ir iš vis toks ant maikės eičiau, tai nežinau. Tenais jau matosi Vilkija. Nuėjom 23 kilometrus. Blemba, klimsta kojas biškelį, nes ir tokia žemė yra puresnė. Plius dar jau ir ant kojų jaučiasi kaip reikalas. Žvyrkeliai nesibaigia. Turim tokių kaip pirtelių namukų mini. Labai mažai žmonių čia yra. Realiai kuo daugiau ėjom link Vilkijos, tuo mažiau sutinkam. Įsilijo kaip reikalas. Intrigėlė paėjėt greičiau. Dar klausimas čia, kada autobusas bus. Tikėkimės, stotelė bus su stogu. Ne mes vieni per lietų su manim pasivaikščiot. Iš viso nuėjom 25 km, bet dar esam miške. Tai dar liko dar iki Vilkijos, manau, porą kilų daugiausiai. Paskutiniai laiptai šiandien, jau tikrai nebus daugiau laiptų. Per 6 valandas pavyko nueiti 26 kilometrus. Maršrutas buvo iš Raudondvario į Vilkiją. Šio maršruto jei nebuvom, tad buvo įdomu išsibandyti. O ką su Ieva mes jau šiandien daugiau niekur neisim, tik iki stotelės ir važiuosim į Kauną. Ką, iki kito karto. Viso.